Taigi šiandieną skaitome Mato Evangelijos 4 skyrių nuo 1 iki 11 eilutės. Tuomet Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad būtų velnio gundomas. Iškart po krikšto, kaip ir vakar minėjau, Jėzus pradeda tarnystę. Ir Jėzaus vieša tarnystė prasideda ne nuo pamokslo, o prasideda nuo krikšto ir nuo išbandymo. Ir netgi dažniausiai mūsų gyvenime būna, kad didžiausios tarnystės prasideda po didžiausių išbandymų. Taigi ne velnias nuveda Jėzų į dykumą, o dvasia, šventoji dvasia nuveda Jėzų į dykumą ir pasakomas tikslas, kad būtų velnio gundomas. Taigi iš šito galim iš karto pasakyti, kad pats gundymas jis nėra nuodėmė. Žinome, kad Jėzus nenusidėjo. Pats gundymas nėra nuodėmė. Kai mes pasiduodam gundymui, tai jau yra nuodėmė. Ir man labai patinka toks kaip ir palyginimas, kur sako, tu negali uždrausti paukščiams skraidyti virš tavo galvos, bet tu turi neleisti tiems paukščiams susisukti lizdo ant savo galvos ir ten gyventi. Tai mums dažnai ateina visokių minčių į galvą ir vien tokia gundanti mintis dar nėra nuodėmė, bet kai mes jau ją vystome, apie ją mąstome, toliau ją rutuliojame, tai jau yra pasidavimas gundymui. Ir mūsų svetainėje mes kalbėjome tokią temą, aš rašiausi tą temą, kuri vadinasi mąstymo perestroika. Jeigu norite, siūlau tikrai perklausyti tą paskaitą ir ten aš daugiau kalbu apie mūsų mąstymą, Taigi keliaukime toliau. Pasninkavęs 40 dienų ir 40 naktų jis buvo alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas. Ir mes matom, kad Jėzus pasninkauja. Pasninkas tai buvo ir yra normali tikinčiųjų praktika. Ir matom, kad Jėzus netgi būdamas labai teisingame kelyje, darydamas teisingą dalyką, prie jo prisiartina gundytojas. Jis taip ir vadinamas gundytoju. Ir mes matome, kad tas gundytojas ateina jau pačioj pabaigoj pasninko, kada Jėzus buvo alkanas, kada jo kūnas buvo pats silpniausias. Ir turbūt mes savo gyvenime irgi pastebėjom, kad pagundymas, velnio ataka dažniausiai ateina, kada mūsų, kad ir dvasia stipri, bet kūnas būna kada silpnas. Kai mes esame pavargę, netgi kai esame alkani, dažniausiai tampame labai suirzę, pikti. Kai mes esame ligoje, kai mūsų kūnas serga, labai sunku netgi dvasią išlaikyti stiprią, kai mūsų kūnas yra silpnas. Ir žiūrėkit, gundytojas neateina, kada mes esam labai stiprus, bet ateina, kada ir Jėzus yra pats silpniausias, patys silpniausią momentą. Ir galbūt aš iš karto pristatysiu, kas yra tas gundytojas, kas yra tas velnias. Nes jis pasirodo mūsų rašto vietoje. Ir aišku, mes matome jo veikimą jau ir prieš šitą 4 skyrių. Erodo vaikų žudynės Betliejuje tai buvo ne ko kito, bet velnio sumanymas. Jisai visais amžiais bandė sutrukdyti Mesijo atėjimą. Ir štai, aišku, jam nepavyko, Dievo planų jisai nesugriaus. Velnias nėra Dievas, kad ir kaip jisai įsivaizduotų ir bandytų. Jis nėra visur esantis, jis nėra visą žinantis ir jis nėra visagalis. Ir dabar, kadangi jam nepavyko nužudyti Jėzaus, jis ateina ir bando padaryti taip, kad Jėzus nusidėtų, nes jeigu Jėzus būtų nusidėjęs,
jisai, kaip nebūtų galėjęs būti mesijų ir gelbėtojų. Ir kas yra velnias? Ir mes kartais įsivaizduojame, ir dauguma žmonių, kai pasakai, oi velnias, ypač netikintis, tai tiesiog nusišypso mandagiai ir galvoja, vaikų pasakaitės. Nes labai dažnai matome ir filmukuose, ir knygose, ir pasakose, kad tas velnias vaizduojamas su kanopomis, kaip ožys, su ragais, su uodega, raudonas. Ir tiesiog žmonėm kelia šypseną, kai mes sakome, kad yra toksai asmuo, velnias, jisai yra gyvas. Ir manau, pats velnias labai gerą darbą nudirbo, tokį įvaizdį savo sukurdamas, juokingą, netikrą. Ir dėl to žmonės labai nerimtai į tai žiūri. Kaip ir minėjau, kad raštas aiškina raštą, ir štai pažvelkime, kur šventajame rašte kalbama apie velnią. Labai trumpai pasakysiu, kad jis buvo Dievo angelas, Dievas jį sukūrė, jisai buvo pats gražiausias angelas ir tikrai nebuvo baisus, ir jo vardas yra Liuciferis, ir Liuciferis reiškia šviesos angelas. Ir Biblijoje jisai vadinamas ryto aušros sūnumi, taigi jis tikrai nebuvo baisus, kaip kad yra vaizduojama. Ir štai pažiūrėkime į Izaijo knygą Senajame testamente, 14 skyrių, nuo 11 eilutės. Rašoma, tavo didybė nugarmėjo į pragarą su tavo styginiu skambesiu. Ir mes matome Biblijoje, koks yra velnio galas, jisai nugarmės į pragarą. Kandys yra tavo paklodė ir kirminai užkloja tave. Kaip tu iškritai iš dangaus, Liuciferį, ryto aušros sūnau. Kaip tu kritai žemėn, kuris buvai pamynęs tautas. Tu sakei savo širdyje, aš pakilsiu į dangų, iškelsiu savo sostą aukščiau Dievo žvaigždžių, sėdėsiu Dievų kalnio tolimiausioje šiaurėje. Taigi mes matome, kad Liuciferis, jisai pasididžiavo ir jisai norėjo tapti Dievu. Taigi pagrindinė Liuciferio nuodėmė buvo išdidumas, tai yra noras iškelti save aukščiau negu Dievas. Ir aš galvoju, kiek mūsų širdise yra daug išdidumo, ar ne, kaip mes norime gyventi savo gyvenimus, ir daugelis žmonių irgi iškelti save aukščiau Dievo ir gyventi lyg aš būčiau Dievas savo gyvenime. 14 eilutė. Ką sako Liuciferis? Aš pakilsiu aukščiau debesų, būsiu lygus aukščiausiajam. Nori būti lygus Dievui. Bet tu esi nublokštas į pragarą, į giliausią bedugnę. Ir Dievas parodo, kokia bus jo pabaiga. Dar vieną noriu knygą atsiverstume Ezechielio knygą Senajame testamente. Ezechielio 28 skyrius, 12-17 eilutės. Biblija čia kalba apie Tyro karalių, bet tai paraleliai kalbama ir apie velnią. Taigi Ezechielio 28 skyrius, 12 eilutė. Taip sako viešpats Dievas, tu buvai tobulumo antspaudas, pilnas išminties ir tobulo grožio. Taigi velnias buvo tobulai gražus. Jis buvo pilnas išminties, jis buvo tobulumo antspaudas. Gyvenai Edene, Dievo sode, tave puošia įvairiausi brangakmeniai, sardis, topazas, jaspis, chrizolitas, oniksas, berilis, safyras, rubinas, smaragdas. Ta diena, kai buvai sukurtas, taigi velnias nėra amžinas, jis yra sukurtas, jis yra Dievo kūrinys. Tau buvo paruošti meistriškai padaryti būgneliai ir vamzdeliai. Taigi mes matome, kad jisai, sako, tu buvai pateptas cherubas, kuris dengia
ir jis buvo atsakingas už Dievo šlovinimą, garbinimą. Ir mes kartais galim irgi pagalvoti, kaip velnias naudoja netgi muziką šiais laikais. Jisai, kaip sakant, yra jo specialybė, yra muzika. Tu buvai pateptas cherubas, kuris dengia, aš tave tokiu paskyriau. Tu buvai šventame Dievo kalne, vaikščioj tarp ugninių akmenų. Tu buvai tobulas savo keliuose nuo savo sukūrimo dienos, kol buvo atrasta tavyje nedorybė. Peršokiu 17 eilutę. Tavo širdis išpuiko dėl tavo grožio. Dėl grožio išpuiko. Pasižiūrėkit, koks aš gražus, koks aš fainas. Kaip ir žmonėm taip dažnai nutinka. Išpuiksta dėl grožio, dėl populiarumo, dėl pasiekimų, dėl išminties. Sako, tavo širdis išpuiko dėl tavo grožio. Tu praradai išmintį per savo spindesį. Tai dėl savo spindesio, jo suklupimo akmuo buvo jo grožis, jo spindesys. Aš parbloškiau tave ant žemės priešais karalius, kad jie galėtų tave matyti. Toliau neskaitysiu. Taigi šiek tiek matome tokį vaizdą, kas yra tas velnias ir jisai nusidėjo, jis irgi turėjo galimybę rinktis laisvą valią ir jis nusidėjo ir dar sugundė trečdalį dangaus angelų ir tie trečdalis dangaus angelų ir yra dabartiniai demonai. Ir velnias nėra vienas, jisai Biblijoje vaizduojama, apibūdinama kaip yra kunigaikštystės, valdžios, tai yra netgi struktūrizuota, su hierarchija, organizuota grupuotė, ar ne? Taigi neįsivaizduokime, kad velnias yra kažkoks mažas gyvūnėlis, su kurio galima pažaisti, pajuokauti ir jis yra labai gudrus, jame nėra nieko gero ir yra piktas, Biblija vadina jį žmogžudžiu ir melagio tėvu. Ir štai toks yra velnias. Ir nepamirškime, kad jis egzistuoja. Jeigu jisai drįso prisiartinti prie Jėzus, prie Dievo Sūnaus, jį gundyti, tai tikrai jis ir jo tarnai prisiartins ir prie mūsų. Ir ypač prie tų, kurie nori dievotai gyvena, kurie nori būti ta šviesa pasauliui, tikrai nori velnias užgesinti. Velniui yra nepatogus tik tie, kurie nori patikti Dievui ir nori jam gyventi. Taigi, trečia eilutė, prie jo prisiartino gundytojas ir tarė, jei tu Dievo sūnus, liep, kad šie akmenys pavirstų duona. Taigi, kokia yra taktika? Taip pat mes mūsų svetainėje kalbėjom tema, velnio pinklėse vadinosi tema, irgi rekomenduoju pasiklausyti. Kalbėjome apie velnio galbūt metodus, jo taktikas. Ir jo taktika sena kaip pasaulis, pradžios knygoje, kai jis ateina ir gundo Ievą, jisai irgi bando sukelti abejonę. Ir Jėzui jisai sako, jei tu Dievo sūnus. Prisiminkim, Jėzus išvargęs, išalkęs ir velnias ateina ir bando sukelti abejonę, kas jis toks yra. Ir jeigu tu esi Dievo dukra, Dievo vaikas, dažnai ateina tas gundytojas ir jisai ypač sunkioje gyvenimo situacijoje ar momentu ir jisai bando sukelti abejonę, tu čia tikrai esi Dievo vaikas? O kodėl tau taip nutiko? Tai gal Dievas tavęs nemyli? Gal Dievui tu nerūpi? Jisai bando sukelti abejonę, kas tu esi. Jei tu Dievo sūnus, liep, kad šie akmenys pavirstų duona. Aišku, Jėzui nebūtų buvę nuodėmė paversti tuos akmenis duoną ir pasimaitinti, bet Jėzus turėjo tikslą pasninkaudamas. Ir aišku, jo Jėzaus paklausimas velniui
jau būtų nuodėmė. Bet Jėzus atsakė, parašyta, žmogus gyvens ne vieną duoną, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Ir kaip Jėzus atremia velnę. Jis nepasako kažkokių stebuklingų žodžių, abrakadabra, dink iš čia. Bet Jėzus cituoja šventą raštą. Jisai cituoja Senąjį testamentą ir geriausia irgi taktika, kada velnias mums bando sukelti abejonės, mums geriausia prisiminti, o ką Dievo žodis sako. Taip, aš esu Dievo vaikas ir Dievas sako, aš niekada tavęs nepalikusiu ir neapleisiu. Ir netgi sunkiose gyvenimo situacijose jisai sako, aš niekada nepaliksiu tavęs ir niekada neapleisiu. Tai kuom aš tikiu, ar situacija, ar savo emocijomis, ar Dievo tiesa. Taigi Jėzus cituoja šventą raštą, parašyta. Ateina pas tave abejonė, ateina gundymas. Ir tu pagalvok, o kas iš tikrųjų apie tai parašyta? O ką Dievo žodis sako apie vieną ar kitą situaciją, apie vieną ar kitą klausimą? Dėl to mes ir skaitom dabar Dievo žodį, kad kuo daugiau jo žinotume, kad kuo daugiau žinotume, o kasgi parašyta. Sako, žmogus gyvens ne vieną duoną, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Ir štaigi čia sugretinami fiziniai dalykai, fiziniai poreikiai ir dvasiniai poreikiai. Kad žmogui nereikia vien tik fizinio maisto, žmogui reikia ir dvasinio maisto. Ir Dievo žodis yra mūsų dvasinis maistas. Pasižiūrėkite, kiek mes kartų valgome per dieną. Ir jeigu mes nevalgytume, mes numirtume. Arba mažiausiai, jeigu valgytume mažai, nepakankamai mes nusilptume, susirgtume. Taigi mums gyvenime reikia ne tik fizinio maisto. Mes labai dabar populiaru žiūrėti, yra visokių dietų ir keto, ir ten visokių, ir mėsos nevalgymas ir panašiai. Labai žiūrima kalorijų ir ko valgyt, ko nevalgyt, kuo sveikiau maitintis. O kaip dažnai mes pasirūpiname savo dvasiniu maistu? Kaip mes dažnai jį valgome? Kaip mes dažnai pasistipriname? Bet pasižiūrėkite, paimi nepaskaitai Dievo žodžio vieną dieną, antrą dieną ir jau žiūrėk, jautiesi toli nuo Dievo. Ir jau žiūrėk, mąstai mažiau apie Dievą. Taigi valgykime tą dvasinį maistą kiekvieną dieną. Aš, kai buvau Biblijos institute, man labai patiko vieno mokytojo patarimas. Sako, kiekvieną kartą, kai jūs valgote, prieš valgant paskaitykite bent vieną eilutę iš Biblijos. Kiekvieną kartą, kai valgot fizinį maistą, kažkiek užkasti reikia ir dvasinio maisto. Tai toks galbūt visai neblogas patarimas. 5 eilutė. Tada velnias paėmė jį į šventąjį miestą, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė jam, jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Taigi velnias ką daro? Toliau gundo, jis nepasiduoda. Jisai nuveda Jėzų ant šventyklos ir vėl sako, jei tu Dievo sūnus, maždaug įrodyk čia man, kas tu esi. Jei tu Dievo sūnus, įrodyk man. Pulk žemyn, nes parašyta. Jisai velnias čia, žinokit, cituoja 91 psalmę. Mes kartais galvojam, kad velnias neišmano nieko apie Dievą, neišmano Dievo žodžio, bet velnias puikiai išmano Dievo žodį. Jisai Jėzui jį cituoja. Taigi dar vienas toksai pamąstymas, kad vien Dievo žodžio žinojimas, jis nieko neduoda. Mes žinom ir universitetuose, pasaulietiniuose yra ir teologijos studijos, ir žmonės ir studijuoja, ir tam tikri istorikai raštą, šventąjį raštą studijuoja, žino. Bet jeigu jie negyvena pagal jį, jeigu jie nežino švento rašto autoriaus, tai yra ir atmeta jį, kaip ir velnias. Jisai žino, kas yra Dievas.
jisai matė Dievą, jisai Dievui tarnavo, jisai žino šventą raštą atmintinai, bet jisai atmeta Dievą. Jisai atmeta Dievą ir jam tiesiog priešinasi. Taigi irgi neguoskime savęs, kad aš labai gerai žinau šventą raštą, žinau daug atmintinai Biblijos eilučių, aišku, tai yra gerai, bet kad pažintum tą knygą gerai, reikia pirmą pažinti knygos autorių, reikia pirmą pažinti Dievą, o mes jį pažįstame per Jėzų Kristų, per jo sūnų. O ką atsako Jėzus? Velniui, 7 eilutėj. Jėzus jam atsakė, taip pat parašyta, negundyk viešpaties savo Dievo. Ir vėlgi Jėzus ne kažkokiais ten pasitrauk, žinai, šėtone, bet jis sako parašyta. Taip pat parašyta, vėl jisai cituoja šventąjį raštą. Ir mes matome, kad velnias, jisai žinodamas šventąjį raštą, jisai jį ištraukia iš konteksto. Ir mes žinome, kad daug dabar yra visokių religijų, sektų, kurios naudoja šventąjį raštą, bet sukuria tam tikrus mokymus, ištraukdami Biblijos eilutės iš konteksto arba komentuodami taip, kaip, žodžiu, jie pirmą susikuria doktriną, mokymą, o po to bando surasti Biblijos eilutes, kurios tam pritarė, o netkreipia dėmesio į kitas eilutes, kurios tam prieštarauja. Tai tokiu būdu velnias, matom, tokia taktika yra. Sako, va, taigi Biblijoje parašyta, pulk, žinai, pulk. Man tokia kaip palyginimą. Kai Biblijoje parašyta, sako, tikinčiuosius lydės tokie ženklai, jie ims gyvates, ten gers nuodų ir jiems nepakenks. Tai kaip iškreipiamos tos eilutės, kaip yra Dievas gundomas, pavyzdžiui. Vienas dalykas yra važiuoti kur nors yra Afrika, būti misionierium ir štai ten tau įkando kokią gyvatę nuodingą ir Dievas padaro stebuklą, tu nenumiršti. Arba tau liepia išgerti, pavyzdžiui, viduramžiais, kai buvo tokie teismai, kai tau liepdavo išgerti nuodų ir tai jeigu tu nekaltas, tu nenumirsi. Ir štai tu išgeri nuodų ir Dievas padaro stebuklą ir tu nenumiršti. Tai ta tokia prasmė tos eilutės, bet specialiai eiti gaudyti gyvatės, griebti jas rankomis ir sakyti, va žiūrėkite, aš esu Dievo vaikas, aš įrodau, kad aš esu krikščionis. Tai yra Dievo gundymas, tai yra visiškai netoks eilutės supratimas. Arba specialiai, pažiūrėkit, aš esu Dievo vaikas, aš dabar išgersiu nuodų ir man jie nepakenks. Tai čia yra Dievo gundymas. Ir Jėzus sako, negundyk viešpatę savo Dievo. Tai man patinka toks, kas rusų kalbą suprantate, rusiškas žodis narivats, aš net nežinau, kaip lietuviškai gražiai išversti. Kai būna, žinot, vyrai kokie nors tokie, patys prašosi, kaip sakant, gauti nosį. Tai tas Dievo gundymas yra irgi nesielkime gyvenime taip, kad, Dievui reikėtų mums išperti, ką reikia pasakyti. Negundykime viešpaties, nebėgiokime ant dangoraižių stogų ir nešokinėkime nuo vieno dangoraižio ant kito ir nesakykime, taigi Dievas man padės, jis mane išgelbės. Čia yra Dievo gundymas. Toliau keliaukime. Velnias vėl paėmė jį, velnias atkaklus, ar ne? Velnias vėl paėmė jį į labai aukštą kalną ir rodydamas viso pasaulio karalystės bei jų šlovę tarė jam, visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane. Taigi paskutinis velnio smūgis tai yra bandymas duoti Jėzui šlovę. Mes matom, kad pats velnias norėjo to šlovės, jisai pats norėjo būti lygus Dievui ir jisai gundo Jėzų, Dievo sūnų, tokiu pačiu gundymu, kur jisai pats parpuolė, ar ne? Jisai sako, aš
aš tau atiduosiu, jei tik mane parpuolęs pagarbinsi. Ir iškart man tokia kyla mintis, kiek žmonių, kiek politikų, kiek karalių, pat paėmė, parpuolę, pagarbino velnę tam, kad jam atitektų koks nors postas, jam atitektų kokia nors karalystė, koks nors darbas. Kartais žmonės yra pasiruošę paaukoti viską, ne tik kitų, ne tik savo sąžiningumą, ne tik garbę, kitų žmonių netgi gyvybės. Mes matėm Erodas, ar ne, dėl to, kad bijojo prarasti savo sostą ir žudė tiek kūdikių. Jie parpuola ir pagarbina velnę, galbūt netiesioginę tą prasme prie kažkokios statulos, bet jie pasiruošę naudoti įvairias velnio metodikas ir taktikas tam, kad jiems atitektų šlovė ir pasaulio karalystės. Ir štai velnias ateina ir Jėzui tai siūlo. Jisai siūlo Jėzui šlovę, sako, tai va tau, žinai, nereikės ant kryžiaus kentėti ir atsisėsti Dievo dešinėje. Aš tau viską galiu atiduoti be kančios, be problemų. Tai, o 10 eilutė sako, tada Jėzus jam atsakė, eik šalin nuo manęs, šėtone, nes parašyta, viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Jau va dabar Jėzus ir sako, eik šalin. Žinai, kai būna koks nors katinas ar šuo, žinai, vis lenda prie tavęs ir mes sakom, eik šalin, atsiboda jau. Tai Jėzus irgi sako, eik šalin nuo manęs, šėtone. Galbūt irgi kartais mūsų gyvenime reikia taip drąsiai pasakyti, eik šalin nuo manęs, šėtone, nes parašyta. Ir vėl Jėzus cituoja šventą raštą. Jis kontraargumentas ginasi Dievo žodžiu. Ir šventame rašte parašyta, kad Dievo žodis yra mūsų dvasinis kalavijas. Ir štai Jėzus naudoja tą dvasinį kalaviją. Sako, viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Ir geras patarimas mums. Viešpatį Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Netarnaukime savo gyvenime žmonėms, kad žmonėms įtiktume ir patiktume, nes žmonėms niekada visą laiką atsiras tų, kuriems neįtiksim, kuriems nepatiksim. Visų pirma, bandykime patikti Dievui, o Dievas visą kitą pridės. Kas yra šiandieną mano gyvenime svarbiau negu Dievas? Kas yra aukščiau negu Dievas? Tuomet velnias nuo jo atsitraukė ir štai angelai prisiartino ir jam tarnavo. Taigi velnias suvokė, kad jam nieko nepavyks ir jisai pasitraukė nuo Jėzaus. Ir Dievas siunčia angelus, kurie Jėzui patarnauja. Ir štaip pasibaigia Jėzaus gundymai. Ir kaip gera žinoti, kad pirmas Jėzus netgi vadinamas antruoju Adomu. Pirmasis žmogus, pirmasis Adomas, jis neatlaikė velnio gundymo, jisai pasidavė. Ir žiūrėkit, velnias irgi naudojo tą pačią taktiką. Ar tikrai Dievas pasakė? Ir jis paima Dievo žodžius, daug tiesos ir įdeda trupinėlį melo, iškreipia Dievo žodžius. Ar tikrai Dievas pasakė? Ir Adomas nusidėjo ir mes visi paragavome to pasekmes, nuo to visi žmonės tapo mirtingi, nuodėmingi. O štai Jėzus, Biblijoje netgi vadinamas antruoju Adomu, jis dėl to ir tapo žmogumi, kad viską padarytų teisingai, ko nepadarė pirmasis Adomas. Ir štai gundymas ateina ir Jėzus jį atlaiko. Ir kiekvieną kartą, kai esame pagundyme arba sunkioje situacijoje, kai prie mūsų prisiartina velnias ar jo demonai ir tiesiog būna mūsų gyvenime didelis suspaudimas, prisiminkime, kad Jėzus mūsų supranta. Jisai supranta, kaip mes jaučiamės. Jisai supranta, kad mums sunku. Ir kitoje Biblijos vietoje parašyta, ateikite pas mane visi, Jėzus sako, kurie vargstate ir esate prislėgti ir aš jūs atgaivinsiu. Nepamirškime to, kad Dievas mūsų supranta.
Ir bet kokioje situacijoje, kaip mes esame gundomi, ir Jėzus buvo gundomas, ir jisai viską supranta.